Labas rytas. Turim rytą truputėlį užlijo. Nesmarkiai. Kolega sakė, ir taip šlapias, tai eina pasišert. Realiai miegot nelabai miegojusi šiandien. Apie 1 nakties nuėjau realiai miegot, tai pats pirmas kibimas normalus ir atėjo apie 1 nakties. Tik atsiguliau, tai pagavom, svėrėm 8 kilai. Mes svėrėm, rodė 9 ten su biškiu, bet mes svėrėm ant tokių įdomių svarstyklių, tai manom, kad ten bus gal biški mažiau. Kampečias burbulai matytai, kai kyla. A ne? Dėl ko? Tai kažką valgo jį. Tai čia tam kampe jo, kaip ir vakar, burbulai, ne bumbulai. Tai tada miegučio 1,5 valandos ir antras išėjimas, nepakirtau, ir tada 4 ryto 3 išėjimas, vėl pagavau, tai tas jau kažkur apie 6 kilogramus. Jau nesvėriau, matys, kad apie 6 kilogramus. Tai va, o kebrantai šiandien tam, kur dabar šeriasi, tai nukrito prašarų dėžė tą visą į vandenį su kojelėm, tai šoko karočią. Šoko gelbėti ir sakė, sutraukė kojas, jau norėjo šaukt mane, nes tikriausiai būtų reikėjo bėgti traukt, bet kažkaip ten vieną koją atsigavo, atingynio tai yra, virš galvos. Tai va, einam, spombinamės per naujo šeriamės ir persimetinėjom šviežiai ir žiūrėsim, ką šiandien parodės mums dienelė. Tai kitam epizodė susitiksim. Pareina. O, vyrutį pareina. Jau turiu eidžirai. Čia. Mano čia. O kur tavo? Čia tavo. Matai? Tavo, blėt, čia kažkur kabėjo. Va. Ai, radai. Duris užleidžiam? Все, atsislikim biškį. Kolega, nekalbus jisai, nekalbus. O vaikyti, įsismarkavo. Tai gal jau Maikė įsinerk ir bėg. Man atrodo, kad aš taip yra taip, kaip sakiau tau. Neatsimenu. A ne? Neatsimenu. Bet man atrodo, tą mečiau. Nu ką? Eik tada. Eina. Ne, neužsikirto. Nieko. Ne. Gal ir gerai. Ištrauk, palik. Tai davai persimetimą gal. Čia, duok. Ką duot? Pivėje. Jinai ištirps, kol daisi.
Ką, vyras bėga persimest? Į krosą. Ta PVA ištirpsta. Turim išvažiavimą. Tai ką seninį, blėt, yra. Turi, ne? Ale kaip smagu išeit po gero lietaus. Nesikankyk dėl to karščio, gal gausi tu karščio. Jo. Nepamirštame pasubscribint TikToką, YouTube'ą. TikTokas Raimundas Kedys. Čia reklamai buvo labai gera vieta. Okei, lapas. Į žalesnę? Nu, kai pritrauksi, pasakyk, kad bėgsiu su čirpoku, aš jau čia pabūsiu. Aš nuo to žaibolaidžio biškį toliau atsistosiu. Nu, tai aš matau. O, jau čia šalia. O! Tai vis tiek reikia į šitą išsitraukti gal, ne? Yra, lynas. Lynas. Gerai. Samčio negerai, kad lipam, žinai. Jo, man išsijungti reikės. A, tai tu jį čia ir pasileisk. Šiek noriu nupaveiksluoti, hebrai. Nu tai kam tu mus ištraukė iš palapinės dabar, ką? Kam? Nu bet boiliai dirba, negali sakyti, dirba. O, vaikyti. Gražuliuks. Slyst. Gerai, einam tvarkytis. Gerai. Tik pasėdėjom, tiksliau kadrą nusustabdžiau, kaip matėt, linelį ką tik paleidom. Ką tu darai? Filmuoju. Ką tik filmuoji? Nu. Sakiau, kažkaip. Seniai, jeigu dar lynas vienas. Ne. Ja. Ne, Ai, važiuoja, ne? Bet kaip ir sakėjai, žiūrėk, ne? Bet dažniausiai, žinai, per tą valandą. Biškį šlapia, galėjau ir aš be maikės gal ateiti. Ką? Nufilmavau viską, žaibą ir tave iš visų pusių. Žinai, kaip tu šiandien labai gražus. Taip o. Tu dar trauksi, spėju, biškį, ne? Aš einu maikę nusimsiu. Da, biškį. Tai da patrauk. Tu, palaukit, hebra, bėgu greit maikę nusimt. Nes, nu, aš neturiu persirinkti daugiau maikės. Tu, palaukit. Gerai. Varom pasigutį atgal. O, blėt, per aną pusę jis. Na, meškerę paim. Davai.
Eina, žolės. Į žolės, ne, blėt, ir... Toj hibrytą, toj. Jau prie pat, blė. Taip, bet vis tiek eina. Nu kaip? Pagavai? Jo. Aš neiškelsiu dabar biškį dar. Gerai. Tai neiškelsi, tai paimti. Su vienu palauk, tuoj. Ir aš pasiimsiu. Pasimsi? Tau meškerę gal padėt, tada paneši biškį. Čia dabar, kai vyksta filmavimai, jis mane daugiau neims žvejot, sakys, bračia. Vyksta originaliausias pasverimas. Tiksliausias. Su tiksliausiam svarstyklėm. Su tiksliausiam svarstyklėm. Čia jums ne kordos ir prologikai. Nu, nespurda. Palauk. Nu, kai nureguliuosi, pažiūrėsim, ką čia turim. Biškį per daug. Visada norisi didesnį, žinai. 100 gramų numetam, nu, dar biškį numetam. O, vat. Nu, dar biškį 5 gramų į kitą pusę. Va. Bus gerai. Kiek čia turim? Tai kokies 5 kilogramus. Atsargiai, akių neišdurtų. 5 kilogramai ir kokį 700 gramų su maišo. Nematau. Jo, 5 kažkas, nu čia jau netoli 6, tai bus 5 kažkas 200. Gerai. Ei, važiuojam. Prasiplaukt. Oi, seniukai vėl pradėjo lyt smarkiai. Biškį permirkęs jaučiuos, tu ne? Tu ne, visas šlapės. Šiandien vis dar maraudžius. Ne. Davai. Čiau. Nu, ruošiamės persimetimui, tai kuris suveikė naktį 2 kartus, paruoštas, aišku, permetimui, gal pasiteisins ir toliau. Ir bandom dar kitą variantą, tai paletę su popiku truputėlį. Padarysim tokį variantą, nes kažkaip tais, kaip metėmis, tai ant saldumyno šėrėm ten nelabai kažkaip su saldumynu, bet ant gyvulinės tos žuvies visokių palečių tai suėjo. Tai žiūrėsim, bandom keisti biškį metodiką. Nu, bet naktį ką, 4 užėjimai, 2 realizuoti. Ir šiandien ryte turėjom irgi šitoj pusėje vieną karpį ir lyną. Nu, ką ir matėte prieš tai keltam epizode. Palakai, pažiūrėt. Nuvalyk, tai. Kas aukšiko tavo palapinė, ble? Eik, tai seniukai. Čia kažkam paleido gerus vidurius. Tai dekūrė su popierium. Tai tu popierių privalgai.
Neviduriuoji? Ne, blėt. Taigi ledus su popierėliais valgai. Rodyk, kur čia prilipdai. Šūdarūrės. Rodyk, kai valgai, karočią pašarą. Hebrai. Čia matėt, ką tik šūdarūrį. Truputį baigė lyt, įsidžiavinom rūbus. Na, aišku, Maikės dar džiūsta, daugiau nerodysiu, tai... Palauk, kaip čia kelt? Į mane, va, Maikė džiūsta viena, Maikė džiūsta kita, žodžiu, džiūsta Maikės, bet mes sumanėm pasistatyti dabar kėdukės. Va, palaukite, negaliu apsukti dabar. Tai va, pasistatėm kėdukės. Čia va geras daiktas. Nu, sultis, nes karšta dabar vėl dusina, ane? Kas? Karšta, ne? Nu, karšta. Karšta, tai... Hebra anam krante kažkaip irgi. Čia mėtosi, čia krante irgi yra, nu žodžiu, visur yra. Tai... Tik tokina. Tai šią akimirkai turim 4 realizavimus, lynas, karpiai 3. Žiūrėsim, kas bus toliau, bandom vėl toliau. Masalai kol kas pasiteisino ir veikia, tai nesudėjom. Toliau pjaustomės, toliau dėliojamės. Laukiam tolimesnių kibimų. O aš tai jaučiu, kokią valandėlę norėčiau visai. Norėčiau valandėlę kokią visai lūžtų. Visai būtų nieko. Tai gal taip ir padarom. Labanakt, valandėlę numigsiu ir vėl kipsim į žvejybą. Blet, žinok, bet tai aš tai nematau, kad... Gal perėjai? Mažai užkabino. Nėra, kad, žinai, labai priešikus, bet sunkusis koks man, žinai. Sunkiai ėjo tas vakar, tikrai. Ja, tai čia tu. Tai tu žinai ką, labai po valiukui, nenupjaudamas man žiltos. Kažkaria reikia, įsivaizduoju į kitą pusę. Jau ten viskas įstrigo. Ar kitas rinks. Tai ne tam labai stipriai, žinai, kad nuo valgų nenupjaut. Tai nedidelė. Aš karočią šis O, atleidžiu. supin, žinau. O ką daryti? Kūro pasiu pamišu. Nu, viena pusė. Bet man negerai, man eina per valus, aš jaučiu tą dardėjimą. Tai aš jaučiu ir pats dardėjimą. Lygiai taip pat kaip tu. Šitą irgi tau užsikabinusi? Taip. A, o ana? Irgi. Ana pabandyta Bet ištrauk. metė, na, palauk. Pabandyta ištrauk. Nes nupjausim, alai. Nu, tiek, Let visas kušy dabar visi. Jo. Tai jeigu užsidengsi jam akys, viskas, tai jisai pareisi tų kušį, jeigu neišsiplėči. Bet aš jau nebejaučiu smūgių, nieko. Gerai, šokis jau vietoj. Yra, va, įsivežė. Ne, jisai akis uždengia to žoliais. Draugas kažkada ir laukinis ežeriukas, dabar tai privatizuotas, žinai, poilsiavietė. Tai ten virš 20 kilų karpių buvo. Tai ten leido mus ten kaip ir pažiūrėjo, žinai, aš tai taip nevariau niekad, nes ten, kaip šitas linėlis, tai ten visas ežeras žolėm, žinai, tas nedidelis. Tai tu tik žiūrėk, kad žuvį pasantai, o visą kitą dzin. Va, super. Ir supranti, ir pagauna tą karpį virš 20 kilų. Tai jis net nejauti, ką ten, nes 20 kilų karpis ir žoliukų, kad 20 kilų. Viskas. Gražus, ne? Duok, iškabinsiu. Nereikės valūgi, čia neištemsim. Bus, jau šitas tikrai turėtų būti 5.
pizda. O, pizda. Pizda, sako. Proga persimest. Ne, tai aš būtent nesinai. Oi, tai eisim painėt. Kolegai. Kolegai bus proga persim. Jo. Jų labai lūpos. Bet čia ne nuo dabar. Žinai, čia. Va, išsitraukiam karpeliuką 7 kg. Taip ištraukė, kad gavosi viską bičiukas supainiau man. Surinko visas meškerės. Ką eisim painiotis. Einam painiotis, karočią. Čia maniu. Tai savo pilnai išpynai? Aš tuo, jo. Jo, žolės išsikaposi, matysi, ar perėja, ar kaip, atsimetysi. Ne, tai jau viskas. Į tavo čia nebus gal supinta labai baisiai. Gal ne, sakau, tu išsimsi ir... Padėt, mano gale ant stovo. Nu, laikas ir vakarienę pasidaryti truputėlį. Oi, kas tik dega, kas ten dega. Nedega niekas. Nedega? Tuoj, jisai degs. Nereikia. Kur čia degs, kai va, filmus žiūrim. Biškai nerodo. Ką mes žiūrim čia? Asteriksą ir Obeliksą. Tai va, Maikai Žiūsta. Eisim valgyti, nes labai norim valgyti. Bėgam valgyti, o jūs nepamirštat paspausti subscribe, share ir laiką. Naminukė tikrai ne jūs arkliukas. Geri žodžiai. Skistoka, bet visai neprasta. Svarbu, atpalaiduoja. Tikrai taip. Tikrai taip. Gal man vertėtų parsivežti kelias amforas vakarams, kai susibaram su klepu? Varom prasivežti. Nu va, pasidarom paskutinį prasimaišymą prieš vakarą. Tada lauksim kibimų. Dar liks ir rytui, manau. Poras pombikių. SpongeBob užsimest. Apsitvarkysim palapinę savo, aplinkui aplinką susitvarkysim, kad rytoj mažiau būtų. Nes rytoj prieš 12 jau išlėksim, gal dar anksčiau, nu pažiūrėsim kaip oras ryte, nes reikia palapinę išsidžiavinti. Išsidžiavinti, va. Kadangi powerbankus priskolinė hebrai, po to reikia pasikrauti nėra nuo ko, tai va, kolega davė savo darbį aparatą. Nuo pliusiuko pasijungiam ant masės. Čia tokia rozetė ir į powerbanką. Na, aišku, nuo powerbanko galėčiau dabar į telefoną, bet kadangi filmuojam, tai nedarom. Tai va tokia machinacija dabar biškį gaminam, pasikrausim. Tai turėsim dar šiąnakt telefoną. Ir po biškį jau tvarkytis reikia pridėti, va, kolega jau renkas, ten viską po truputį dėliojasi, kad rytoj nebūtų tiek daug visko apsidėlioti. O jau... Čia aš atsidariau dangtį, kur būna gale, tai čia priekį, pas mane yra dangtį, ir aš čia suprantu, kad čia pat. Pametė čiuvakas kroksą vieną, šiandien ryte, kai krito į vandenį. Tai vaikšto su nykštuko žieminiais batais, bet vasarą prieš 30 su kailiuku. Parodyk, eik taip eiti, va, kailiukas pris. Tai yra universalia kavalynė. Kažtai čia burėkai, šaltas alus, nealkoholinis. Dar? Ne, prie pat arba atsikabino, arba tose žolėse kažkas yra. Gal kad atsikabino. Atsikabino, ne? Ja, ten pastrigau žolėse. Ten ačiū. Atsikabino.
Nu, va, pasirašinėjom naktį. Naktį, sakau. Vėlesniam, sutemus, gal persimetimui, nes dabar tikrai kokias 4 valandas netrauksiu užsimetus. Tai iš visai didelių boilių pereisim prie vafteriukų. Naktį pamėginti, nes mėginom šiandieną vafteriuką, tai šiaip pasiteisino. Ištraukim su vafteriuku, tai gal truputį per ilgas pas mane gaunasi pavadukas iki kablio, bet nieko, jeigu norėsi sirups, žodžiu, prasibandymui. Svarbu, kad ateitų, kai ateis, tai jisai įsirbė. Tai va. Bam, 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 pineapple, apple pen. Tai realiai su šitais tai visai neblogai sujudėjo. Ir kitam tvenkinį žvejau visai neblogai sujudėjo ant šitų. Šiaip tai galiu parodyti ir daugiau, su kuriais paėjo. Tai palaukit, va. Pinkai labai gerai sujudėjo. Ir dar suėjo man šokoladas. Šokoladas mango. Tik šitie greičiau nukrenta, jie tokie pasipučia ir nukrenta greičiau, bet šitie irgi pasiteisina, realizavau ir legendinis, mažesnė versija, to didesnė. Šitas, kaip aš vadinu, šudalencija, oi, ne šito, palaukit. O, truputį kažkiek į šitą neša, tai šitą šudalencija. Kakutis mažas, tai va, dar šitas. Pasiteisinęs, tai realiai mano favoritai yra šitas. Mano favoritai, kaip sakau, yra šokoladas mangas, šitas šudalencijus, pinkas. Palaukit, iš toliau biškį parodysiu, ką šitai priartinęs. Pinkas, šitie žiauriai gerai pasiteisinę vafteriukai. Toliau ant šito dar nerealizavau. Ai, ne, turiu ant šito vieną pagavęs jo. Tai jo, tai tie realiai pagrindiniai. Aš tikrai plaukčiau, kad ir tu nutraukė, aš plaukčiau, bet žinok, man kojas traukė. Ir gali dzindziliuką atsitraukti. Čia kai virš 30, tai jau taip apsipratyti reikia. Nereikia, šiaip tai šiltas, man daugiai maudžiausi. Maudys, aš kojas sutraukė. Nu tai sutraukė, nu tai man problemų. Aš seniai per tavo valus perplauksiu. Tai tu neplauk. Aš tau pasakysiu, dešiniau, kairiau plauk. O tu moki plaukt? Jau čia gilis, nu. Ar tu plaukikas, ką? Mano laivelis geresnis, jiem nereikia GPS-o. Mano laivelis geresnis be GPS-o. Palauk anteną iškišti. Tu plauk, kol nesutemu, bo aš tuoj nematys. Varyk, varyk da tiesiai. Plauk. Kur tau toli? Liko 15 metrų. Eik tu. Tu matai ją? Jeigu per toli nenuplauksi, tai net neužkabysi. Neužkabysi meškerių, jeigu per toli nenuplauksi. Tu bangas kelia, aš irgi nematau. Bet varyk link kranto. Už kokių 5 metrų, 3. Tek kažkur yra. Žodžiu, aš tau šiandien įpilsiu gramuką.
kibirą būčiau pašėręs. Ale, tiksliai. Šiaip, žinai ką? Taigi galėjai pasimti tą savo lentą, kur turi. Nesusipink. Plauk link mano balso. Plaukit tu ant savo meškerių, plauk pas mane. Užkabysim, bratke, meškeras. Aida, tolokai, plauk link manęs. O gylio yra? Ką? Gylio yra? Bet, manau, dugną siekčiau. Ne, manau, kad nesiektų. Nebent tos varmenės užsikavytai. Tada, jeigu nebėra, Tu čia tik kiek tu nuplaukiai? tai taip atrodo. Tai, tu silpdas. Da šiandien plauksi sykį? Ką? Da plauksi sykį? Už gerus pinigus, o ne plauktai. Plauksiu, bet. Šiaip zaibys vanduo, ne? Vanduo tai geras. Pailsėk, šiaip tai reikėjo tą lentą pasimtą, kur turėjai. Ką pasimti? Nu tą, atrodė ant filmų. Blet, nu. Nu, aš tau sakiau, kad nepagalvota. Nu čia, jeigu dar sykį plauksi, Tai jau tu ant tos atplauksi geras. krizis, senis sutrauks kojas, aš nuskėsiu. Man negalima viskas, aš jau per senas. Žinai, dėl ko plaukiau? Vien dėl to, kad gaila šito pamest, nes gražit. Ne, Aš kitą turiu mašinai. tokia pat? Juoda. Bet šitą Spiderį. Kas yra? Nu, Spiderį tokia spamba. Iš 2 dalių. Ai, ne, tai ten spamba. Nesikiu, iš čia dugnais nebūlėt klausti. Prasiplaukiam. Prasiplaukiam truputėlį. Jau galvau, kad nerasiu šelį jos nuplaukęs, bet pimpukas toks iškritęs dar. Kyšojo, nenuskendęs buvo, tai vanduo tai ledas. Vandenukas tai ledas, dabar dar norėčiau iššokti realiai, bet triusikų neturiu. Nepasiims triusikus visai. Tai nieko. Sakiau, gali paskolinti triusikus, man, bet sakė visi, kur klynas, tai išplyšė pasi visur pimpaliuks iškrenta. Tai. Ir taip, žinai, gi nemergus triusikais nesimainysim. Nieko, šortai yra, pabūsim ir be triusikų pakvėpos. Pakvėpos rabarbaras, va nuėjo rankšluočio paieškoti. Kažkur ten. Ten. Ieško. Tai va, gerai, einam šluostytas, nes vakarė jau laužų čia kuriant negalima, tai nesušilsim. Labai, nu, šilta. Ok, atnešu, varau šluostytas. Nu kaip neatleidinėja. Kaip gražiai šviečia. Va bus suolo plaukioja dabar. Ale tik šašlyką įsidėjom. Va išvengsiu, jeigu tą užkirsi kokią su mano sistemėlę. Nieko? Tai nieko, statau nebum. Ai, tai tada pažiūrim, kaip gražiai šviečia valas. Viskas, kūram muzonų, na. Turim rytą 9 valandas pabudę, prieš porą valandų po biškį pradėjom tvarkytis, nes 12 atvaro kiti. Džiavinamės maikės, triusiukus iš po vakar, maudymusi, o lovelę karpiuko.
Pakuojamės, pabiškį pakuojamės. Palapinė džiūsta. Šiukšlės jau pusiau aprinktos. Maišas iki ausų. Ir judėsime namolio. Šiaip žvejyba buvo žiauriai faina. Turim 5 ar 6, palauk, neatsimenu, karpius. Ir porą linų. Nežinau, kaip kiti krantai, tyli. Jie labai kažkaip vėlai keliasi, kiti krantai visiškai. Nelabai matosi tikriausiai prie saulę, bet visi krantai tyli, visą laiką mes atsikeliam čia rytais, o jie apie 11-12 tik tai kyla. Tai va, telefono baterija į pabaigą jau. Radau kažkokį dar savo pakrovėjo kamerų, tai bandžiau pakrauti, lyg tais truputį krovė. Gerai, hebrytė. Ką? Judam rinktis toliau daiktus. Čiau, čiau.